Šiandien aš gaminsiu kotletus, turbūt lietuviškiau būtų sakyti mėsos maltinukus. Tai aš parodysiu, kaip aš gaminu ir kodėl man jie gaunasi mano skoniui skanus. Mano mėgstamiausi prieskoniai, kaip aš jau esu ne kartą minėjus, yra druska ir pipirai. Tai va, druskos, pipirų, dar kartą įsidedu maltos mėsos prieskonių, bet jeigu turiu, jeigu neturiu, tai nededu. Šiek tiek, labai nedaug, nes aš noriu jausti tos mėsos skonį, o ne prieskonių skonį. Įmušu vieną kiaušinį, sutarkuoju bulves, bulvę tarkuoju per smulkę tarką ir tada irgi įdedu į faršą. Tada svogūną sutarkuoju per lygiai tokią pačią smulkę tarką. O Jėzau, kaip akis graužia. Greičiau tarkuoti reikia, kad neapsiverkčiau. Pats nemėgstamiausias mano dalykas tai yra svogūno pjaustymas ir tarkavimas. Bet be svogūno nebūtų taip skanu. Va. Ir tada aš dar dedu manų iš akies taip pat. Nu, čia bus koksai valgomasis šaukštas. Jeigu neturiu manų, tada dedu avižinių dribsnių, bet juos pradžiai kokią 10 minučių arba bent 5 minutėm pabrink biškį duodu. Ir viskas. Štai visi mano ingredientai. Dabar viską išmaišau. Nesvarbu, kokią mėsą renkuosi, ar tai būtų vištiena, ar tai būtų jautiena. Kiaulienos nelabai naudoju. Šiuo atveju čia yra žvėrienos faršas ir bus žvėrienos maltinukai. Faršas paruoštas, tuoj kepsiu. Prieš kepant kotletus aš dar padarysiu tokias agurkų, nežinau kaip čia pavadinti. Nu, žodžiu, agurkus padarysiu dar. Agurkus susipjaustau griežinėliais, stambesniais tokiais gabaliukais. Tai tokį maždaug kiekį dedu vieną arbatinį šaukštelį druskos. Kažkur tai, bet toks nugriebtas. Ir tada krapai. Aš turiu šaldytus, tai vat šaldytų krapų uždedu, plaunu ranką, uždengiu, viską pakratau ir dedu į šaldytuvą kokiai 15-20 minučių. Tiesiog, kad jie pabūtų. Šitą receptą agurkų mane pamokė mano kaimynė. Nuo šiol visada taip darau. Labai skanus, traškus tokie gaunasi. Viskas, kepu kotletus. Kotletų kepimas turbūt visiems yra aiškus. Darom bandeles, kokio norim dydžio. Ir apvolioju į miltus. Kotletus pradžioje aš kepu ant aukštos ugnies ir kai jie biškį pakepa vieną pusę, tada apverčiu, sumažinu ugnį, išdengiu dangčiu, kad jie biškį pasitroškintų. Viskas, kotletai iškepę, dedam. Vieną valgysim. Vieną. Užtenka vieną paragavimą. Košės dedam. Ir traškus agurkai iš šaldytuvo. Kaip skaniai kvepia traškus agurkėliai. Va, bulvių košė, mėsos maltinukas ir traškus agurkėliai. Ką šiandien darysim maltinukus? Gerai, geras pavyzdys, užkrečia. Iki, skanaus.